Tai pirmiausia, nors savokos atrodo žinomos ir visiems suprantamos, bet norėtųsi pradėti nuo esmės. Tai apie ką yra ta tvari ekonomika ir iš ko jis susideda. Socialinis teisingumas ir aplinkos apsauga yra be abejonės esminės dedamosios kuriant tvarę ekonomiką, tačiau ekonomika pirmiausia turi veikti. Ir ekonominė nauda ir atsiperkamumas visada turi eiti koja su kojant su aplinkosauginiais ir socialiniais tikslais mūsų visuomenėje. Kaip suderinti šiuos kartais atrodo tris ne iki galo suderinamus polius? Atsakymas vienas – technologijos. Ir siekdami išsaugoti mūsų planetą ir pasiekti ES mums keliamų išties labai ambicingų tikslų klimato neutralumo link, investuodami į tvarias technologijas, jų plėtrą ir sklaidą, galim kartu įveikti šias problemas ir sukurti tvarią ekonomiką ateities kartoms. Tai tik pasikartosiu, kad technologijos, inovacijos kelyje link klimato neutralumo turi kelias ar ne esminės šakas ir gali būti orientuotas tiek į CO2 emisijų mažinimą ir klimato kaitos švelninimą, tiek į atsinaujinančių energijos šaltinių plėtrą ir žiedinės ekonomikos sprendimus, mažinančius atliekiškumą mūsų ekonomikoje. Kova dėl lyderystės technologijų srityje jau vyksta ir dėja, bet šiandien mes atsiliekame. Vertinant globalios ekonomikos tendencijas, iš esmės turime tris esminius žaidėjus technologijų lauke. Tai yra Jungtinės Amerikos valstybės, Kinija ir Europos Sąjunga. Ruošdamasi konferencijoje pasinaudojau dirbtinio intelekto pagalba rengiant iliustracijas, kaip Giedrius Masalskis minėjo, kad nepažeisčiau niekieno nuosavybės teisių ir iš tikrųjų taip gan ironiškai susidėjo, kad rengdama šią iliustraciją pastebėjau, kad ES vėliava liko kažkur tai ar ne fone, kažkur tai antrame plane. Tai žinokit, taip ir realybėje. Lenktynės dėl lyderystės klimatui neutralių technologijų srityje įsibėgėjo, bet mes vis dar esame kažkur aplink starto liniją. Lyginant ar ne šių trijų esminių žaidėjų ekonomikas yra kelios tokios skirtingos tendencijos, ar ne? Tai JAV visą laiką buvo ar ne labiausiai žinoma kaip software technologijų geriausia gamintoja ir vystytoja, tai ar ne Los Andželo garažuose, Silicio slėnyje gimė ne viena didžiausia būtent skaitmeninių technologijų kompanija. Kinija tuo tarpu yra absoliuti gamybos technologijų lyderė, pagaminanti absoliučią daugumą technologijų, kurios yra reikalingos būtent perinant prie klimatui neutralumo. Ironiška, ar ne tiesa, tai pasaulinis žaidėjas, kuris atsakingas už bene didžiausią dalį taršos, kartu yra tiekėjas mums tų gamybinių technologijų, kurios turi šitas problemas išspręsti. Na ir tada turime Europos Sąjungą. Čia gal taip, ar ne, pajuokausiu ne visai gražiai, bet kol Kinija stato išskirtinės pažangos saulės panelės Amerikoje, kuriami dirbtinio intelekto geriausi sprendimai, Europos Sąjungoje gimsta plastikiniai buteliukai su nenusimančiu kamštuku. Tai inovacijos, ar ne? Tai tikrai nesakau, kad šis produktas yra nereikalingas ar nepritaikomas, bet kaip mes ar ne atrodom pasauliniam technologinių inovacijų kontekste, Europos Sąjunga šiek tiek tampa to tokio ar ne žaidėjų, kuris tikrai praeityje buvo labai geras ir turi labai daug gerų istorijų iš senų laikų, bet šiandien nerodo ar nedidelės technologinės perspektyvos ir nebeturi pasiūlyti tų esminių sprendimų, kurie keistų ateities ekonomiką. Ir yra iš tikrųjų daug kompleksinių priežasčių, kodėl ES technologinio proveržio srityje intelektinės nuosavybės laukuose nėra šiandien lyderė ir vienas iš jų yra bendradarbiavimo fragmentacija. Nepaslaptis, kad tarptautinis bendradarbiavimas, mokymasis vieniems iš kitų, bendrų išradimų kūrimas ir patentavimas yra tikrai vienas iš svarbių veiksnių ar ne įtakojančių tokius sprendimus. Ir čia yra grafikas, ar ne, kuris iš esmės atspindi bendradarbiavimo ryšius tarp ES valstybių tokiuose rodikliuose kaip kopatentai, kopublikacijos, taip pat bendradarbiavimas. Ir iš tikrųjų galit matyti, kad tikrai tas bendradarbiavimas yra fragmentuotas. Aplink vidurį jo yra daugiau, bet pavyzdžiui, jeigu nusikelsime tą pačią Lietuvą, mūsų mokslininkai išradėjai statistiškai tikrai labai mažai įsitraukia į bendras mokslinės ir intelektinės nuosavybės veiklas. Ir tai yra sritis, kurią turim tobulinti.
Iš Europos nusikeliant konkrečiai į Lietuvą, Europos komisija turi tokį kasmetinį ekoinovacijų indeksą. Atsiprašau, tai yra praeitų metų rezultatai, kadangi su duomenimis kartais būna visko. Ir mūsų bendras ar ne pasirodymas šitam indekse tikrai nėra džiuginantis. Aplinkai neutralių technologinių inovacijų rezultatas šiandien Lietuvoje nėra dar ar ne toks, kaip norėtųsi, bet norisi atkreipti dėmesį šiame grafike į kelis tokius esminius dalykus. Tai prie pagrindinių mūsų silpnybių, vertinant ekoinovacijų indeksą, yra pirmiausia medžiagų žemas produktyvumas, didelis ar ne energijos vartojimo kaštas ir taip pat patentų skaičius ekoinovacijų srityje. Būtent ar ne naujų išradimų patentavimas šiandien yra viena iš silpnybių, trukdančių Lietuvos proveržį klimatui neutralių technologijų srityje. Ir turbūt ar ne šitai auditorijai nereikia per daug pasakoti ir įtikinėti, kodėl intelektinė nuosavybė, kuriant tvarią ekonomiką, vaidina tikrai esminį vaidmenį, tačiau jeigu iš šitų trijų dalykų reiktų akcentuoti ir išsirinkti vieną, tai man visada tvari ar netvari ekonomika yra apie konkurencingumą. Ekonomika veiks tada, kai jinai bus konkurencinga. O tik intelektinės nuosavybės pagrindų veikiantis konkurencinis pranašumas gali įmonėms tiek padėti išlaikyti unikalumą, apsaugoti autorinės teisės ir galiausiai įgyti svarbų pranašumą tarptautinėse rinkose. Ir dažnai ar ne, kai kalbam apie tvarią ekonomiką, klimatui neutralias technologijas, galbūt sunku įsižeminti ir suprasti, kokie tai yra sprendimai ir kokį vaidmenį juos kuriant vaidina intelektinė nuosavybė. Todėl norisi ar ne akcentuoti, kad tai tikrai yra aukštų technologinių žinių reikalaujantis sprendimai, kaip pavyzdžiui atsinaujinančių energijos išteklių srityje, ar mes kalbam apie vėjo turbinas arba saulės modelius, tai yra bene pelningiausia technologija, ar ne, kurią kuriant naudojama intelektinė nuosavybė žaliųjų technologijų srityje. Toliau taip pat turim anglies dioksido surinkimo ir saugojimo įrenginius įvairiausius išteklių perdirbimo technologinius sprendimus ir tai neapima tik gamybos, tai yra labai didelė dalim ir skaitmeniniai sprendimai, ar ne, algoritmai, kurie mums padeda efektyviai tvarkyti atliekas. Na ir galiausiai biodegraduojamos medžiagos ir jų apsauga per dizaino ar patento sistemas, tai šiek tiek jau girdėjau apie tai įžanginėme pranešime ir tai galiu antrinti, kad dizainas ir tvarus dizainas bei jo teisų apsauga taip pat yra kertiniai dalykai, kuriant tvarią ekonomiką. Ir dar, kad iš tikrųjų įsižemintume į temą, tai norėtųsi ir skaičiais pakalbėti. Tai paėmiau tokį tikrai pasaulyje labai ryškų pavyzdį. Tai yra iš Jungtinių Amerikos valstijų kilusi ir užaugusi įmonė First Solar. Jie gamina saulės modulius, yra vieni lyderių rinkoje. Ir kas ar ne suteikia jiems šitą milžinišką konkurencinį pranašumą, tai būtent intelektinė nuosavybė. Nes ši įmonė sukūrė ir užpatentavo unikalią technologiją, kuri užtikrina jų absoliutų pranašumą ar ne rinkoje ir netgi padėjo monopolizuoti iš esmės būtent šios technologinės krypties rinką. Ir jie šiuo metu ne tik ar negamina saulės modulius, bet ir parduoda licenzijas kitoms įmonėms, taip gaudama nuolatinės pajamas. Tai 2033 metais įmonės bendras pajamos viršijo 3,5 milijardų dolerių. Ir tai yra tiesiog skaičius, kuris, aišku, imant visą Jungtinių Amerikos valstybių kontekstą, bet vis tiek padeda suvokti, kiek iš esmės gali intelektinė nuosavybė. O kaip Lietuvoje? Lietuvoje ar ne, galbūt ir neturime milijardinių saulės modulių įmonių ar super ar ne pasaulyje žinomų sprendimų, bet nesinori iš tikrųjų ir nubrėžti ir negatyvios natos. Kelias dar yra tolimas, bet pavyzdžių tikrai turime ir norisi paminėti kelis iš jų. Tai vėl iš tikrųjų apie tos saulės modulius. Tai visi esate turbūt girdėję įmonę Solitek ir tai nėra ar ne tik šiaip perpardavinėtoja ar kažkokiu tai komponentų saulės moduliams gamintoja. Jie iš esmės gamina tvarius ir rinkoje išskirtinius sprendimus, kurie yra perdirbami ir pritaikyti būtent mūsų regiono klimato sąlygomis. Ir be abejonės ši technologija yra patentuota ir padeda šiai įmonei iš tikrųjų išlikti vienais iš lyderių regione ir taip pat prisidėti prie tvarios energetikos plėtros ir atliekiškumo mažinimo. Solitekas yra tikrai didelė gamybinė įmonė, mūsų flagmanas, bet nebūtina ar ne statyti fabriko tam, kad intelektinė nuosavybė galėtų pasitarnauti siekiant tvarumo.
Kitas pavyzdys man labai patinkantis yra startuolis EcoBubbles, įsikūręs Kaune, kuris kuria tvarius ploviklius, kurie mažina cheminių medžiagų poveikį aplinkai. Turbūt ne vienas esate girdėję, kad būtent chemijos pramonė yra viena esminių teršėjų mūsų ekonomikoje ir būtent chemijos atliekoms tų sprendimų, kurie galėtų mažinti taršą, labai reikia šiuolaikinėje ekonomikoje. Ir EcoBubble saugo savo produktą per prekių ženklo apsaugą ir taip skatina tvaraus vartojimo kultūrą tiek Lietuvoje ir už jos ribų. Ir dar vienas pavyzdys, taip pat startuolis, kuris specializuojasi statybinių medžiagų gamyboje, naudojant perdirbtas žaliavas. Statybos ir gravimo sektorius yra dar vienas skaudulys, vertinant Lietuvos ekonomikos atliekiškumą, kadangi būtent statybos darbų atliekų susidaro labai daug ir nėra daug tvarių ir efektyvių ir verslo ir nepaklausių sprendimų, kurie padėtų tas problemas spręsti. Ir būtent Dextol pasiūlo ar ne medžiagas, kurios jau ar ne būtų perdirbtas ir būtų ar ne tiekiamos į gamybą, taip mažinant poveikį aplinkai. Ši įmonė patentuoja savo naujos kartos medžiagas ir taip reikšmingai prisideda prie statybų sektoriaus CO2 emisijų ir taip pat atliekiškumo mažinimo. Tai šiaip noriu pasakyti 3 dalykus. Žinutės yra pagrindė įmonėms, bet manau, kad svarbu visiems, nes visi mes vienaip ar kitaip norėdami ar nenorėdami dalyvaujam tvarios ekonomikos kūrime, kaip ir prieš tai šnekėjusi ar ne kolegė dalinosi, kai renkamės, kokius produktus vartoti, ką pirkti, kokius sprendimus ar neatlikti. Tai pirmas ir svarbiausias dalykas yra prioritizuoti intelektinės nuosavybės apsaugą. Iš tikrųjų, įvertinti tą darbą, kurį atlieka išradėjai, kūrėjai, verslininkai, gamintojai ir suvokti, kokią didelę vertę tai turi. Taip pat investuoti į mokymus ir žinias. Aš kai rašiausi pranešimui ar ne su inovacijų agentūros kai kuriais kolegomis pasišnekėjom, turime žmonių, kurie specifiškai su tuo dirba, bet turim ir žmonių visai kitose sektoriuose. Ir tai tikrai jiems nėra ar ne ta tema, kuriai jie skiria daug dėmesio. Ir būtent investavimas į mokymus ir žinias, į kompetencijų auginimą šioje srityje gali padėti siekti to pokyčio. Ir aš nebejoju, kad valstybinis patentų biuras turi šioje vietoje ką pasiūlyti. Na ir galiausiai pradėjau ar ne pranešimą nuo pasaulio lyderių apie problemų susijusių su tarptautiniu bendradarbiavimu, su moksliniu bendradarbiavimu. Tai tokios pačios problemos yra ir Lietuvoje. Mes tie, kas dirbam su inovacijomis, berods jau 10 metų, kai kažkas ateina ir paklausia, kokia yra pagrindinė problema inovacijų lauke, visą laiką sakai, nepakankamas mokslo ir verslo bendradarbiavimas. Mes turim labai daug gerų mokslininkų, kurie kuria neįtikėtinus sprendimus ir mes turim labai daug gerų verslininkų, kurie sugeba parduoti, eksportuoti tikrai dideliais mastais, bet jie nebendrauja pakankamai. Ir mokslininkai nebendrauja pakankamai, ir verslininkai vedami dar tos senos konkurencijos netiek įsitraukia į bendrus projektus, o būtent per partnerių paiešką, universitetų ar nesąlyčio taškus ir tuos bendrus formatus mes tikrai galim pasiekti, kad tų išradimo ir intelektinės nuosavybės praktikų turėtume daugiau. O jeigu nežinote, nuo ko pradėti, tai noriu pristatyti 3 inovacijų agentūros kolegės. Lina Samavičienė dirba būtent intelektinės nuosavybės klausimais, taip pat MTPI lengvatų klausimais ir dokumentacijos. Galite susisiekti su Lina konkrečiai ar ne dėl intelektinės nuosavybės ir panašių iššūkių. O Justina ir Audronė yra mano kolegos GreenTech Hub'e, kasdien dirbam dėl žaliosios transformacijos ir jeigu ar nenorite pasikonsultuoti dėl savo įmonės kelio einant klimatui neutralumo link, Justina yra tas žmogus, kuri padės jums dėl sprendimų žiediškumo lauke, o Audronė yra ekspertė atsinaujinančios energijos išteklių srityje. Ir galiausiai, kai kalbam apie tvarumą, dažnai vyrauja žodis pasirinkimas, kad mes turim aktyviai rinktis, tvaresnį produktą, mažinti savo poveikį aplinkai, bet iš principo pagal tai, kur eina pasaulis, tai nebėra pasirinkimas. Tvarumas yra būtinybė. Ir kai kalbam ar ne apie technologinės inovacijas, apie intelektinės nuosavybės apsaugą, yra labai svarbu suprasti, kad taip, mes turim siekti ar ne lyderystės technologijų srityje, mes turim siekti kuo daugiau sukurti, pagaminti ir eksportuoti, bet mums nereikia tik technologijų. Mums reikia pasaulio, kuriame tos technologijos veiktų ir skleistusi. Tai
tiek iš manęs, ačiū Jums ir nekantrauju pasiklausyti kitų pranešimų. Ačiū Jums, nepabėkit, prašom, nepabėkit. Dėkui Teresei, mes turime klausimą iš ar čia esančių, ar žiūrinčių mūsų tiesioginę transliaciją, ar yra suskaičiuota, koks procentas patentų yra susijęs su tvariais sprendimais? Žinokit, neabejoju, kad yra, bet šiandien tos statistikos neturiu, bet jeigu jūs parašytumėt man kontaktais, kurias nurodžiau, tai tikrai įsipareigoju ieškoti. Ir čia gal turime. Mes girdėjome ir rašėme jūsų įsipareigojimą. Ačiū Jums labai. Bet aš turiu pagalbą iš salės. Taip, prašom. Tai iš tikrųjų būtų labai įdomu sužinoti, jeigu jūs galite suskaičiuoti, nes mes patentų biure neskaičiuojam, tai va būtent kiek yra tikrai susijęs su tvarumu. Nesusidurėm su keliais iššūkiais, tai yra būtent, kadangi įvairiose srityse gali būti išradimai ir nėra vieningos tokios klasifikacijos, kad tikrai šitas išradimas būtų priskirtas tvariam išradimui. Tai gali būti įvairūs požymiai, pagal kuriuos juos priskirti. Tačiau mes taip pat bendradarbiavom su energetikos ministerija ir energetikos ministerija prašo mūsų įvertinti ir kiekvieną ketvirtį, taip, jeigu nepameluosiu, Ieva, būtent atsiųsti tam tikrą statistiką, kiek Lietuvoje yra išduota patentų lietuviškų arba įsigalios Europos patentų. Ir mes kas ketvirtį maždaug taip ekspertų dėka, rankas skaičiuojamų ir vertinamų, būtent vertinimų jų dėka, tokią statistiką turim, kad maždaug apie 30 patentų Lietuvoje išduodama kas ketvirtį, kurie yra susiję su energetika. Bet be abejo, ne tik energetika yra, taip, tai yra ir daug ir kitų sričių, kur tvarumas. Taigi atsakymas, kad tokio procento nėra suskaičiuota. Kalbant apie prekių ženklus, irgi gerbiamai Stelai ir prekių ženklų ir dizaino skyriaus kolegom noriu padėkoti už surastą informaciją ir bandymą suskaičiuoti taip pat prekių ženklus. Ir susidūrėm su dideliu iššūkiu, nes kai paprašiau tai padaryti, buvo klausimas, o kokius ženklus skaičiuoti? Apsibrėžėm su žodžiu bio, eko, žalės ir panašiai, bet tai tikrai nėra taip, nes gali būti ir atsinaujinti energetika, pati pasižiūrėjau, ten būtent nedaug tų yra prekių ženklų konkrečiai, būtent šitos klasės paslaugom žymėti. Tai su statistikos skaičiavimu irgi yra iššūkis, susidurėm. Tai jeigu jūs turit tikrai konkretesnė statistika, tai pasidalinkite ir su mumis. Labai ačiū už pagalbą iš salės. Mes ar ne pagal pasaulinį inovacijų indeksą, Reko inovacijų indeksą galim daugmaž palyginimus padaryti, bet tikrai labai iš tikrųjų geras įžvalgos, kad tas tvarus produktas, tvari technologija vis dar yra plaukiojanti savoka ir šiaip žodynas koks platus yra. Green techas, clean techas, climate techas, žaliosios technologijos ir daug dar visokių niuansų. Jau matau. Taip, tai ačiū Jums, ačiū Teresai. Mes turime kitą klausimą, bet čia jau bus kitai pranešėjai. Ačiū Jums. Taip, paplokime už pranešimą ir atsakymą. Dar prašau neišjungti, jeigu galime slaido, nes klausimas šiuo atveju yra dar irgi iš anonimo. Jūsų nuomonė, kas paskatino tokią atskirtį tarp JAV, ES ir Kinijos? Gal yra kokie siūlymai, strategija, paskatos numatytos, kad mažinti atsilikimą? Ir galbūt čia Lina galėtų atsakyti mums į šitą klausimą. Teresė, prašau. Aha, aš skaičiau ir labai norėjau pasisakyti šito klausimu ir tada jūs sakėt, kad bet sulaukiu vis dėlto progos. Tai keli dalykai. Pirma, tik nepagalvokit, kad aš kažkaip Kiniją ar nepalaikau ir skatinu, tai jiems yra lengviau, jie yra autokratija. Ir turinti labai didelį gamybos mastą, tai tiesiog, kai centrinė valdžia nustato prioritetus ir labai daug į tai investuoja, yra paprasčiau. Bet kai kalbam apie Europą ir Jungtinės Amerikos valstijas, tai labai didelį vaidmenį vaidina reguliavimas ir verslo aplinka. Jeigu jūs esate didelė įmonė, norinti ar ne skėlinti kažkokią naują technologiją, tai Amerikoje tai bus tiesiog žymiai greičiau ir paprasčiau ir pavyks ar ne pritraukti daugiau kapitalo investicijų. Europoje su prieiga prie kapitalo yra truputį sunkiau. Bet tai vėl nėra vienareikšmiška, nes analizuojant kai kurios socialinius rodiklius, kaip darbuotojų teisės, pavyzdžiui, ar ne, šiaip socialinės sąlygos, tai ES turbūt objektyviai daugiau tų galimybių yra. Tai nėra ar ne juoda balta, bet būtent ar ne tos tokios technologijų auginimo prasme Jungtinės Amerikos valstijos šiandien turi žymiai patrauklesnį klimatą. Teresė, jūs populiari, jūs turite dar vieną klausimą atsakyti. Kaip perdirbamos CDTE panelės, prašom.
Ačiū labai už klausimą, bet žinokit, aš nesu ar ne inžinierė ir ekspertė, tai šitą jau praleisiu ir neatsakysiu.